Labas vakaras. Kaip ir sakiau, grįžau į eterį. Šiandien 1413 karo diena Ukrainoje. Ką, 6 naujųjų metų diena. Pirmiausia, pasveikinti norėčiau visus su atėjusiais naujais metais. Tai, tikrai Kijeve viena gražiausių vietų, aš sakau. Tai yra panoraminių vaizdų gražiausių. Tai yra peizažo alėja. Čia yra visko, čia yra meno kūrinių visokių ir taip toliau. Čia už nugaros, kai tik man stovi vienas iš kūrinių, tai kaip pažiūrėt kam, ten paskui yra pianinas pastatytas, einant vakare kartais kas netingi pagroja ir taip toliau. Tai leidžiu tikrai laiką Ukrainoje, ne tai, kad leidžiu, bet darom savo darbą ir darbas juda lėtai, ne taip kaip norėtųsi, aišku, visą tai remia mūsų finansai, biudžetas, kurį turim, kuriuo generuojam, bet galim pasigirti, kad šiai dienai jau yra paruoštas 8 komandos, kurios turėtų per artimiausius 2 mėnesius ištestuoti sistemą mūšio lauke. Sistema tai nėra tik tai skraidanti sistema, tai skraidanti yra valdoma granata, kuri bus panaudota mūšyje ir tai bus turbūt didžiausias pasiekimas šio karo eigoje, kad mes, lietuviai, sukūrėm kažką panašaus, kas keičia galbūt karybą, bet karyba nepakeis kardinaliai, bet įvedamas naujas ginklas, kaip skraidanti valdoma granata. Prie jo dirbta tikrai daug, įdėta laiko daug, dėkui komandai, kuri dirbo nuostabiai, net ir dabar dirba, taiso klaidas, kurias aptinkam mokymų metu, bet rezultatas yra. Dirbam su desanto kariuomenė, neslėpsiu to dalyko, taip pat mano mylimukai sopukai dirba. Tai yra 8 pulkas, kuris vis padėjo ištraukti Tomo kūną iš mūšio lauko. Tai toliau padėjo vėlgi kitose dalykuose. Tai mano sopukai dirba. Šiandien pasirodė video visai neblogas apie juos. Kaip jie Kupianske paiminėjo užvedėją arba navočiuk, net, sakykime, žmogus, kur sakydavo, kur yra Ukrainos pajėgos. Tai yra baisiausia, kas negali būti. Tai pagavo radio ryšį, perėmė ir tiesiog jį sulaikė. Tai dirbam, judam daug. Vakar per parą laiko 1400 km. Kijevas, Slavianskas, Kijevas, susitikimai, projekto pasitvirtinimas dar kartą. Tai yra sunku, tikrai galima knygą rašyti, karinę vadybą, pardavimai arba kaip kitaip. Tai yra kažkoks kosmosas. Kosmosas, ta prasme, tai nėra paprastas pardavimas, kurį mes įsivaizduojam, užsiimant, sėdint taikos sąlygom. Tuo labiau, kad dalykai vedami ne tai, kaip norėtųsi, per mokymo centrus, testuojamo mokymo centre, toliau eina kitas žingsnis, kitas ir išėjom į mūšio lauką. Ne, iškart norime eiti į mūšio lauką. Mūšio laukas neduoda eiti net kariams. Ne viena komanda bandė eiti mūsų. Tiesiog sustoja prieigose, viskas, negali, dėl dronų, dėl situacijos taktinės mūšio lauke. Tai yra ką veikti. Tai, kaip sakant, ir nauji metai jau prasidėjo su, galima sakyti, įdomiom naujienom. Valhalai nepatiko RDK, White Rexas, sakė, eik velniop, dar pagyvenk čionai, padubasink ruselius. Tai ką jis ir daro, prie viso to prasifinansavo ant pusės milijono savo biudžetą karinį iš Rusijos pusės, tai irgi visai neblogai. Toliau, ką galima sakyti, mūsų idiotai, aš kitaip negaliu pavadinti jau, influenceriai, karo influenceriai, aš vadinu juos idiotais, patogiais idiotais, kuriuos, kai sakytų, vienas karvedys, per sprandą ir mesti štabo reikia. Durni iniciatyvūs kariai. Tai žinot mano 2 mylimukus, tai dėdas ir kumpis. Apie dėdą iš viso sužinojau tokių dalykų, kur, kai skau, gali pats papasakot, susitikti eterį, galim be problemų, bet kada dėdas ar maitė, galim eterį ir pakalbėsim, kaip tu kariavai paskutinius metus kontrakto Ukrainoje, Charkove ir visur kitur. Patirtis tavo yra gera, gerbiu kaip instruktoriaus, bet nereikia meluoti apie patirtį, va čia yra esmė. Tas pats ir kumpis.
esi ahujienas melagis. Tai, kaip sakant, kodėl tu dabar varai ant kariuomenės, tai galim pakalbėti. Papasakokit, kaip ponas Kumpė, į eterį gali parašyti, kaip jūsų dronai skraidė, netgi pats rašė Delfyje straipsnį, kokso chemijos gamykloje prie Avdyivkos su 4 kg sprogmenų, jeigu aš neklystu. O atvažiavus į 801 zagoną Odesai, jis ir 4 kg nenuskrido net neužtaisytas. Aš turiu raportą, būtent to zagono. Tai papasakok, bičas. Tai čia tavo vienas iš melų. Čia tik tai vienas. Aš jau turiu daug. Tai, kas mane pažįsta, esu nuo 14 metų, tikrai dirbu savo darbą. Ne tam, kad pasipiarint dar kažkas. Piarant man nereikia. Aš savo žvaigždžių valandą prasirgęs šou versle, kada buvau dar savo laiku. Jaunas, turėjau šou programą puikia muilo burbulų. Tai jau šitą žvaigždžių valandą prasirgusi man. Praėjusi. Tai va tiesiog man piktai yra, kai jūs pasakojat visokias nesąmonės. Toliau, ponas Kumpė, kaip jums sekėsi karo akademijai pakelti dronus, papasakokit. Kiek jūs gautų už vieną dieną atlyginimo ir kodėl jūs dabar pykstat ant kariuomenės? Viskas aišku, nes jūsų nesamdo, tai buvo verslas, jokio patriotizmo. Čia yra mano nuomonė. Kai jūs gaunat už dieną daugiau negu kai kas turbūt jūsų auditorijos gerbėjų per mėnesį uždirba, nu būk mielas bičas, papasakok va šitą istoriją. Aš būsiu labai patenkintas, tai yra 2 istorijas, kurias norėčiau išgirsti. Dar turiu 3, 4 ir 5. Kur galėtume vėlgi su jumis pačiu Kumpiu eteryje. Tai čia bus kaip sakant, smagu. Tai va, kaip sakoma, įdomių dalykų deda šiam pasaulyje, o kai tu judi, ypač fronto linijoje, tu daug sužinai. Atvažiuoja, sako, pažįsti tą, sako, atvažiuoja, nežinau, į kažkokią brigadą, sakau, su DŠV. Sako, tu Osvaldą pažįsti? Sakau, jo, tarnavom, Sumose buvom. Pažįsti Darką? Jo, pasirodo, iš Gūro pažįsta. Pažįsti Jarą? Taip, susitikęs buvom. Pažįsti Luką? Taip, Lukas dabar kažkur instruktoriauja. Tarsne, hebra, tikrai yra daug tų lietuvių, netgi ir tas Oblius yra čionai. Apie jį girdžiu. Nu, ta prasme, bet kažkaip apie Kumpį, nu, negirdžiu nieko. Kad būtų kariavęs. Tik vienas, kai sakau, yra pasakymas, kurį aš išgirdęs, turiu įrašę, reikia peržiūrėti, gal ištrinęs, netyčia įsitrynė, kai telefoną perklinau duomenis. Bet čia mano, turbūt visi žinot, kokią meilę šiam jaučiu. Tikrai meilę, su meilę kritikuoju. Nieko, šitas bičas vis tiek, kaip sakoma, kaip Aristovičius, sudegs. Buvo žvaigždė, taps niekas. Nes melo kojas trumpos iš tikro. Koks tu bebūtum kėlas. Kai ir dabar, ką jisai daro, tai vėlgi, kai neturi ką rašyti, rašo bile ką. Tai kartais jau tarp tam tikros auditorijos sklando humoras toks, gal kai sirgsim hemorojum, galima kreiptis į Kumpį, patars kaip išsigydyti ir hemorojų. Nes ko nebepaklausi, Kumpis viską pakomentuos. Nu, dėdas pritars. Arba dėdas pasikčiatins, dar ChatGPT pasiteiraus ir parašys kažką tokio. Šiandien mano nuotaika gera, kaip matot, ponai, nekariška. Taip, grįžau užsikrovęs. Tiek emocijų, net nepatikėsiu. Tai va, kas dedasi fronte? Fronte yra herova. Jeigu taip kalbant atvirai, Sumose didelis sujudimas. Šiandien žemėlapį vėl nedėsiu. Tiesa, norėčiau padėkoti tie, kas remiat per Contribui. Tikrai padedat. Projektui ten grašiai, kaip sakoma, bet kavai tikrai užtenka. Kavai, arbatai, nu, kartais ir saldainį kokiam nupirkti kariams iki fronto davežti irgi užtenka. Tai va tokia situacija. Tai dėkui, kas esat per Contribui, dėkui, kas spaudžiat like, sharinat, dalinatės video. Tai tokia situacija. Iš tikrųjų, situacija fronte yra sudėtinga. Per parą apie 180 susidūrimų būna, tai yra daug. Aišku, buvo pikas didesnis, bet šiam momentui vis tiek 180 tai yra daug. Sumose sujudimas praktiškai Sumų kryptyje, kur buvo išeita į Kurską, priešas jau perėmė keletą dar papildomų gyvenviečių, įsitvirtino link Sumų, kai sakant, ruošia placdarmą platesnį.
Toliau judant link rytų porą gyvenviečių, kur buvo paimta viena gyvenvietė, ten flangą praplėtė, kitoj vėl sujudimas yra. Kupianskas užstrigęs, netgi pas priešą kanaluose visur nutilus informacija, ten ukrainiečiai laikosi, užspaudė laiko apie, kiek Osintas rodo, apie 100 fiderų strigė Kupianske, bet jos naikinama, kaip ir šiandien sakiau, sulaikė vieną navočiką. Tai tokia va situacija Kupiansko kryptyje. Toliau vėl turbūt jie prisižiūrėjo vėžliukų ninzių, kurie šulinio tais kanalizacijos tinklais lakstė, tai jie vis laksto dujų vamžiais. Tai ties Baravaja vėl bandė prasiveržti, bet jos ten su jų tą prasiveržimą sustabdė. 77 desanto brigada ir, kaip sakant, užkirto probleminį prasiveržimą. Toje vietoje sustojo. Aišku, Siversko kryptyje priešas turi iniciatyvą, dviejose kryptyse stipriai bando parodyti savo pajėgumus, juda gan stipriai. Tokias padarytos vėl žnyplytės, bandys greičiausiai apjungti žnyplės ir iš ten padaryti plasdarmą judėti toliau, bet kol kas ukrainiečiai tai bando stabilizuoti ir pažiūrėsim, į ką tai įsivystės. Toliau mes turim didelį sujudimą, turbūt Bachmuto kryptyje, ilgai girdėta kryptis, seniai girdėta. Iš ten yra jau prasiveržimai link Časiv Jaro, aišku, Časiv Jare vyksta mūšiai, 2 metai plasdarmas laikomas ukrainiečių, ruseliai nesugeba prasiveržti, bet šiai dienai jau vėl pasirodė keletas užimtų teritorijų, tiksliau viena kairiajam flange, jeigu neklystu, prie žemėlapio grįšiu iki sekančio apžvalgo, tai apžvelgsim. Tai toj vietoj prasiveržė, bet Časiv Jaras dar nekrito, laikosi. Kodėl Bachmutas krito? Bachmutas krito dėl to, kad pirmas dalykas jis yra žemumoj. O Časiv Jaras yra, kaip ir aš čia stoviu, aukštumoj. Ir realiai eiti į aukštumą priešų yra sudėtinga. Tai va dėl to Časiv Jaras jau laikosi 2 metai, tai yra gera citadelė, kuri puikiai naikina priešą ir priešą neleidžia judėti į priekį. Jeigu Pakrovsko kryptyje, galima sakyti, ten judesys yra, ukrainiečiai turi irgi problemų, Mirgorode priešas bando jį užspaus Mirgorodą, taip žnyplės biški pasiaurėjo, susiekimo kelias, sakykime, tas vis siaurėja ir gaunasi sudėtingas judėjimas, bet ten dar ukrainiečiai laikosi. Pakrovske yra keletas pozicijų, kur dar Osintas nerodo, tiksliau Osintas rodo, duoda per, kai sakant, kanalus, kuriuos tu tikrini viešoje erdvėje arba uždaruose tam grupėse, čatose, yra šiokių tokių prasiveržimų, keletas vietelių atkovota netgi ukrainiečių, tai galima sakyti tikrai visai neblogai laikosi ukrainiečiai ir toj vietoj neleidžia rusams dar dominuoti, o Pakrovskas vis dar neužimtas. Tai čia yra tikrai gerai. Zaporižės kryptyje, kai matom, judesys yra. Pagrindinė kryptis, kai išlieka vėlgi ta pati Guliai polė, bet kažkokių kardinalių pasikeitimų nėra. Aišku, ten buvo priimtos tam tikros priemonės, kaip suprantu, daug patyrė nuostolių patys ukrainiečiai, tai vėlgi dėl planavimo, apie kurį čia mes kalbam, kad jo nėra. Ir jo nėra, tikrąją žodžio prasme, nes teko matyti vieno iš vadų kovinį įsakymą, tai buvo žiauru. Kai sakau, tikrai ne viešam metriui, nes nežinau, ar jisai viešam metriui kur nors buvo įdėtas, bet tą įrašą mačiau ir tai yra, net rusui galima atiduoti, jis nesupras, ką jie ten planavo. Tai jau nekalbant, kaip jį įvykdė ir vykdo, aš neįsivaizduoju tą planą. Tai va, kaip sakoma, tokia situacija. Grįžtu vėl prie to, kas įvyko Venesueloje. Operacija Superinė. 30 minučių SVO operacija. Realiai 2 valandas 20 minučių. Bach atskrido, susitvarkė, pasiėmė prezidentą, įsivežė. Įsivežė tai ne iš rūmų, kurie yra va taip kažkur priemiesty stovintis. Tai yra iš forto, tai yra iš bazės, tai yra karinė bazė, apsupti rūmai.
Tai reiškia, neatskrido į paruoštą vietą, kur nėra karių, nėra nieko, mūšiai vyko. Ir vis dėlto amerikiečiai vėlgi, kai sakau, nemoka kariauti. Čia kai mūsų kumpis, dėdas sako, mus paliks čia amerikiečiai, mūsų sąjungininkai paliks. Nu, gal gana pilti tą kerasą ant mūsų kariuomenės, ponai. Ir kalbėt priešo kalba, mus paliks. Ne. Mums reikia ieškoti bendros kalbos su jais. Mums reikia su jais dirbti, kad priešas nenorėtų mūsų pulti. O ne puls ir mus paliks. Reikia padaryti taip, kad priešas nenorėtų mūsų pulti. Va, kur yra visa strategija. Ruoškis. Ne veltui kinų patarlė sako, 1000 metų maitini, vieną kartą naudoji. Tai yra kariuomenė. Gerai paruošta kariuomenė, jos niekas nepuls. O ką puola rusas? Silpna ir nepasiruošusi. Va tai yra esmė. Ką ir dabar mes darom su poligonu Kapčiamiesčio. Propaganda rusams jausis, dirba vatnikams. Oi, atima žemės. Taip gaila, aš suprantu, tėvų žemė, senelių žemė, verslai. Kažkas turi nukentėti dėl mūsų pačių saugumo. Nes jeigu mes to nedarysim, po 10 metų vaikščios rusų kojos po mūsų žemę ir jūsų neklaus. Ar tai jūsų senelių žemė, ar tai atsiminimai. Tai, ką aš mačiau Bachmute, eini į namus, o ten nuotraukos mėtosi. Žmonės pasitraukė greituoju būdu, net prisiminimų nepasiėmė. Nes tuo laiku nebuvo skaitmenizuotų prisiminimų. Va, kur yra esmė. Šiandien jūs dar turite skaitmenizuotos prisiminimus. Telefonuose nuotraukas, kompiuteriuose nuotraukos. O tai yra albumai, šeimų istorija, giminių istorija. Patikėkit manim, to jūs tikrai nenorite turėti. Tai, kaip sakoma, negrokit tą gaidelę, tą dainelę, kad čia mums nereikia poligono, dar kažko. Jo reikia. Ir jo reikės. Ten turi būti sąjungininkai, ten turim būti mes. Ir mes būti pasiruošę prieš atremti. Tai tokia kaip ir situacija. Grįžtam atgal apie nemokančią kariuomenę, amerikiečių, ypač išlepusius, kurie nemoka kariauti. Pravesti tokią chirurginę operaciją, tai yra, reikia pasiruošti. Tai bandė pakartoti SVO 3 dienų. Tai jie dabar streigia 4 metus. O amerikiečiai užstrigo tik 2 valandas 20 minučių. Viskas, darbas padarytas. Tai, ką jie norėjo, pasiekė savo rezultatą, tikslą ir visą kitą. Tai, kur visa esmė? Esmė yra planavimas, įrangos turėjimas ir visa kita. Pirmas dalykas, vėlgi tam pačiam kumpiai paklausiu, kur dronai Venesuela? Sakysiu, o kodėl kumpis? Taigi ten nebuvo kaip su dronais kariaut. Buvo, ponai, buvo. Ką veikia Rubikonas? Ten yra generolas įstrigęs, kuris darė operacijas Ukrainoje, ten nubaustas už tam tikrus dalykus, kaip pažemintas, nusiųstas su 120 žmonių, tarp jų ir Rubikonas. Su dronais moko venesueliečius. Venesuelos kariuomenė yra viena geriausių toje kryptyje. Bet niekas nesudirbo. Nesudirbo rusiškos PVO sistemos. Turėjo ir bukus. Turėjo R-77, man atrodo, raketas yra C-125 sistemas, čia senesnės, kurios kelia daug problemų sraigtasparniams. Turėjo iglas. Nė viena neiššovė. Sraigtasparniai visi grįžo, 1 ar 2 kariai tik tai buvo sužeisti. Tai dar kartą rodo, ponai, kad NATO pajėgos kariaus lygiai taip pat preciziškai chirurginiu tikslumu, o ne ilgą ir brangų karą, ką mes dabar turime Ukrainoje. Nes manau, kad tai yra išmoktos pamokos iš Irako, Afganistano. Toj pačioj Serbijoje ilgai kariavo, kai jie dominavo ore. Serbai dar po šiai dienai atsimena ir pyksta ant amerikiečių už bombardavimus, kai reikėjo, kad jie sustotų. Tai vat, turim daug pavyzdžių. Ir manau, iš to būtent analitikai ir daroma. Tas analitikai dirba tam, kad karas būtų kuo trumpesnis, preciziškesnis ir kaip chirurgas išpjautų tiksliai ten, kur reikia. Tai būtent tą ir daro amerikiečiai. Tai daro mūsų kariai, mūsų karininkai štabuose, gynybos štabe, kurie mokosi iš geriausių. Aš pasakysiu geriausių, taip, amerikiečiai yra geriausi. O kas pasakys ne? Vokiečiai taip pat geriausi.
Toliau Britai irgi geriausia, kiekvieni turi savo patirtį. Tai ir patirtį, kurią dalinasi. Ir dalinasi tam, kad priešas nenorėtų pulti. Tai dėl to, kai aš sakau, kad Ukrainoje, kai man sako, reikia mokintis iš jų, taip, aš sakau, reikia mokintis, daryti analizę. Viskas tvarkoja. Bet, kai mes pasiekėm žemės pajėgas Ukrainoje, suprantam, kad ten tikrai nėra daug ko mokintis. Ten yra daug bėdų. Ir tos bėdos yra būtent patirties trūkumas, planavime. Dabar tai, ką matom, tai matom trečiam korpuse. Trečiam korpuse, būtent, kur vadovauja Bileckis, vyksta pakeitimai, atsiranda seržantų kategorija, kuri vadovauja mūšį, ne karininkai stoja į mūšį, o seržantai. Karininkai planuoja ir organizuoja mūšį, kaip puikiai pasakė Bileckis, kai aš buvau brigados vadas. Pirmas dalykas, bataliono vadas turi suprasti, kad jis yra vergas arba aprūpinantis kuopą, kad kuopa galėtų kariauti, turi padirbti bataliono vadas. O aš lygiai taip pat turiu tarnauti batalionui, taip kaip jis dabar korpuso vadas, turi tarnauti brigadoms, kad jos pasiektų rezultatą, o ne aiškinti, kaip kariauti. Tai vat, tokia situacija šiandien. Galima sakyti, įdomu laikotarpį gyvenam, ponai. Dėkui dar kartą, kad stebit kanalą. Sorry, biški neformatę savam, bet manau, kad tikrai kažką kitaip pasakiau, kitaip pamačiau ir aš tikrai laikysiuos to formato, kad išsakysiu savo mintis šiek tiek kitas. Nelendant kažkam tai į užpakalį, kad tave parodytų per teliką, kad tavo mintis išklausytų per teliką. Man to užtenka, ką aš darau. Aš mėgaujuosi. Va čia yra visa esmė. Tai dar kartą dėkui, kad stebit kanalą, remiat, spaudžiat like, remiat per Contribui ir iki sekančios apžvalgos.